Tobulų vaikų nebūna. Tai šių metų vaikų globos savaitės šūkis. Šūkis labai paprastas, bet labai svarbus. Apie globos svarbą pakalbėsime mūsų tinklalaidėje. Su manimi šiandien yra Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevič ir socialinės gerovės skyriaus vedėja Kristina Malinovska. Sveiki, laba diena. Sveiki. Mere, kaip vertinate vaikų globos situaciją mūsų savivaldybėje? Ar pastebite, kad visuomenės požiūris į globą keičiasi paskutiniu metu? Na, iš tikrųjų, tai savivaldybė, kaip ir visoje mūsų valstybėje, situacija yra skirtinga tikrai, bet Vilniaus rajono savivaldybė nemažai tikrai investuoja, turime investicijas visų pirma ne tik į tą infrastruktūrą, bet ir į žmonės, kurie dirba su vaikais, tai yra į specialistus, į socialinius partnerius, kas yra labai svarbu, nevyriausybinį sektorių. Na ir bent kiek aš pastebiu per paskutinį laikotarpį, bent jau kiek užimu mero pareigas, tai tikrai metai iš metų ta situacija yra vis gerėjanti, yra suvokimas, kad yra skirtingų situacijų, skirtingų šeimų, vaikų ir tų, kuriems reikalinga pagalba. Ir vėlgi mes nebijome šito, kas yra labai svarbu suvokti, kad vis daugiau atsiranda žmonių, kurie labai normaliai prieina ir kalba šitą temą. O tada galime jau kalbėti ir apie tai, kad tos paslaugos yra tobulintinos ir tobulėja. Vedėja, greitai Liepos 5 dieną minėsime globėjo dieną, tai diena skirta žmonėms, kurie atveria savo namus, savo širdis vaikams. Kiek mūsų savivaldybėje yra globėjų šiuo metu? Tai labai džiugu, kad šeiminių namų šiaip yra mažėja ir gyvenančių vaikų juose iš tikrųjų mažėja. Globėjų turime šiai dienai 165. Sveikintinas dalykas, kad daugėja budinčių globotojų ir šiai dienai mes jau turim 9 šeimas ir be abejo labai džiaugiamės, kad turime net 2 šeimynas. Mere, kaip savivaldybė stiprina ir prisideda prie globėjų bendruomenės stiprinimo? Tai turėčiau paminėti, kad šių metų kovo 10 dieną turbūt buvo patvirtintas mero potvarkis, jo patvirtinta globos centrų 26 metų globėjų pritraukimo visuomenės švietimo apie globą planas. Tas planas yra dabar vykdomas ir jo pagrindinis tikslas yra, kad mes užtikrintume, kad tėvų globos netekę vaikai augtų saugioje šeimai artimoje aplinkoje ir skatinti būtent turėtume naujų globėjų pritraukimą. Tas naujų globėjų pritraukimas yra skirtingais, aišku, būdais. Labai nemažai mes ir per tą ambasadorystę gal vykdome, kviestami ir politikus atitinkamus, ir visuomeniai žinomus asmenys, nes reikia, kaip sakiau, laužyti stereotipus ir pasakoti apie tai, kodėl ir verta ir reikia nebijoti būti globėjų. O kokie uždaviniai, tai aišku, ir sakiau, kad informuoti visuomenę, pasakyti, o kągi reiškia šitas statusas ir kas tai yra apie veiklą, kaip ta veikla vėlgi yra vykdoma, kaip kad neigiami stereotipai, kuriuos jau esu paminėjęs, būtų laužomi irgi, tai yra labai svarbu. Na, o rezultatas, aišku, kaip ir minėjau, kad būtų daugiau žmonių, kurie vis dažniau ryžtasi tapti irgi globėjais ir aišku ir tas neigiamas visas neigiamas nuostatas, kaip ir padeda kažkur į stalčių į šoną. Na, o priemonės, kokias mes taikome būtent, tai yra informacinės visokiausios priemonės, tai yra ir įrenginiai, kurių metu pasakojama irgi ir bendravimo švietimo kampanijos, mentorystė globėjams irgi egzistuoja, na ir daug kitų irgi priemonių ir taip pat, aišku, mes kaip ir sakiau prieš tai bendarbiavim tampriai su mūsų partneriais, su nevyriausybiniu sektoriumi, tai savivaldybė tai irgi yra labai svarbi atrama. Vedėja, kokio amžiaus vaikai daugiausia, kokio amžiaus vaikų šiandien reikalauja globėjų? Ar tai mažučiai vaikučiai, ar tai jau gal paaugliai? Kaip ir meras jau paminėjo, kad vis dėlto mūsų visuomeniai dar yra labai daug nuostatų, stereotipų, kad paaugliai tai jau yra, pavyzdžiui, arba vyresnio amžiaus vaikučiai tai yra jau susiformavę ir juos perauklėti neįmanoma ir tas delikventinis elgesys tikriausiai labai dominuoja, kad tie vaikai yra problematiški ir būtent tokiems vaikams labiausiai ir trūksta suaugusiųjų dėmesio, trūksta globėjų, įtėvių ir deja, bet globėjų įtėvė nepasirenka tokių vaikų, vis nori mažesnių, kuo jaunesnių, naujagimių be abejo. Yra ta nuostata, kad kuo mažesnis vaikas, to gal mažiau neigiamų patirčių yra išsinešęs iš savo biologinės šeimos, bet šiandien mes su meru norime pabrėžti, kad vis dėlto paauglystėje vaikai reikalauja daugiau mūsų meilės ir tiesiog pokalbio. Parodykime
kad mes esame šalia, kad mes esame pasirengę išklausyti ir žinokite, iš paauglių, iš vyresnių amžiaus vaikų mes irgi daug ką galim pasimokyti. O kokį pasiruošimą ir pagalbą gauna žmonės, kurie nusprendžia tapti globėjais? Pirmiausia, tai yra labai daug paslaugų, kuriuos teikia mūsų globos centrai, tai yra labai kvalifikuoti specialistai. Pirmiausia, tai yra specialistai, kurie atsako į visus klausimus, rūpimus klausimus įtėviams ir globėjams. Tai yra konsultacijos ir be abejo žmonės, kurie pasirenka įvaikinimo ir globos kelią, turi praeiti ir mokymus. Tie mokymai be abejo yra labai svarbus. Tuose mokymuose išgirsime labai gerų dalykų. Pirmiausia, įsivertinsime, ar mes patys esame pasiruošę iššūkiams, ar mes patys esame pasiruošę priimti vaiką į savo šeimą. Ir po tų mokymų ne iškart galime priimti sprendimą dėl įvaikinimo ir globos, tačiau apsvarstę, pagalvoję, galime žengti ir toliau. Kiek laiko gali užtrukti tas procesas nuo sprendimo iki tapimo globėjų? Tai labai priklauso individualiai, kiekviena situacija vertinama tikrai labai asmeniškai, tai priklauso taipogi ant kiek žmonės yra pasiruošę, kiek to pasiruošimo reikia. Kartais mūsų šeimos reikalauja gal tokio individualizuotos prieigos, asmeninių kažkokių konsultacijų individualių, tai čia laikotarpis kiekvienai šeimai yra labai skirtingas. Mere, ką svarbiausia žinoti žmogui, kuris šiandien svarsto apie tą globą? Tai visų pirma, kas yra ta atsakinga institucija. Svarbu yra, ką kreiptis, tai dabar šiuo metu yra Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Aišku, mes kaip specialistai visada palydim, suteikiam ir pagalbą konsultacijas, tai su mūsų atinkamu skyrium, gerbimos Kristinos, bendrauti ir gyverti tikrai, jeigu gyventojams kyla kažkokių klausimų. Na ir aišku, tas amžius turbūt buvo labai svarbus rodiklis. Pagal seną reglamentavimą galiojusi buvo turbūt, kad nuo 21 iki 65 metų, ta prasme, turėtų būti tas asmo, dabar tas amžius yra sumažinta kartelė, tai pilnametis asmo gali būti globėjų. Na ir turbūt neorientuojamas į vieną amžių, o kalbama daugiau apie žmogaus gebėjimus. Jeigu jis tikrai turi tos gebėjimus, kad galėtų būti globėjų, tai yra įvertinama, tai vėlgi amžius nėra rodiklis, o būtent tie gebėjimai yra svarbiausia, į ką reikėtų atkreipdėmėsi. Vedėja, jūs pati esate įmotė, kodėl pasirinkote įvaikinimo tą kelią? Pirmiausia, tai aišku, ta mintis atėjo ne iš karto, bet taip susiklostė situacija, kad savo biologinių vaikų negalėjome susilaukti ir todėl norėjusi, pasidalinti tą meilę, atsakingumu, požiūriu į gyvenimą ir vis dėlto, kai mačiau, kad sakykime, galima priimti savo šeimą vaiką ir su kuo galėsiu pasidalinti, tais iššūkiais, gyvenimiškomis istorijomis, tai kažkaip tai ir nusprendė. Ir jeigu dabar galima palyginti, kad prieš, pavyzdžiui, 15 metų mes neturėjome nei pagalbos formų, nei priemonių, nei tų specialistų, kurie galėtų pakonsultuoti, tai šiai dienai Vilniaus rajono savivaldybė tikrai gali džiaugtis, kadangi turime nuostabius globos centrus, nuostabius specialistus ir įvairiais klausimais galima kreiptis ir tos konsultacijos yra suteikiamos, psichologinė pagalba yra suteikiama, taigi šiandien tas apsisprendimas būtų iš tikrųjų daug paprastesnis ir daug lengvesnis. Ir dar pabaigai, kokie pagrindiniai renginiai mūsų savivaldybėje šiemet yra skirti tiek vaiko globos savaitei, tiek globėjų dienai? Pirmiausia, tai mes atidarysime globėjų savaitę nuo tokio išskirtinio renginio Rudaminos meno mokykloje suorganizuosime muzikinį koncertą būtent mūsų globėjams. Norėsime juos pagerbti asmeniškai, padėkoti už jų drąsą, darbą, už pasiaukojimą. Taipogi globos centrai yra suorganizavę tiek savo įstaigose, tiek Vilniaus rajono savivaldybėje atvirų durų dienas, kur tikrai stengsimės atsakyti į visus rūpimus gyventojams klausimus apie įvaikinimą ir globą. Kadangi mūsų rajono
savivaldybė yra labai didelė, tai irgi esame pagalvoję apie konsultacijas, pranešimus ir paskaitas nuotoliniu būdu, kur galima bus prisijungti ir nuotoliniu būdu užduoti ir klausimus. Ir paskutinis toksai jau didelis nacionalinis renginys, tai birželio 27 dieną Šiauliuose, kur visa Lietuva, visa Lietuvos globėjų ir įtėvių bendruomenė susirinks ir norėsim parodyti, kad mes visi esame labai skirtingi, bet tuo tarpu mus vienyje labai geras ir kilnus tikslas tiesiog mylėti kitą žmogų, pasiaukoti dėl jo ir skleisti tą šilumą ir meilę kitiems. Labai gražus apibendrinimas, merė, vedėja, ačiū Jums už šitą šiltą pokalbį. Jums, mėly žiūrovai, ačiū, kad žiūrėjote mūsų laidą. Manau, kad vaikų globos tema išlieka itin svarbi ir mūsų visų bendras tikslas yra padaryti taip, kad kiekvienas vaikas jaustųsi ir augtų šiltoje ir saugioje šeimos aplinkoje. Iki kitų kartų.